gerai. Šiandien startuoja kita LKL pusfinalio serija. Klaipėdos Neptūnas namuose priims Vilniaus Rytą įveikusią Utenos Juventus ekipą. Utenos klubo treneris Laimonas Eglinskas sako, kad laukia nelengva serija. Jie turi savo pavojingus ginklus, kur visi mes žinome, ir ne tik tais mūsų klubas, bet ir visos komandos. Jie turi puikų puolimą, jie puikiai jaučiasi atviroje aikštelėje, tai tikrai yra labai stipri komanda. Turinti tikrai irgi gerą patyrusi trenerį Gediminą Petrauską, tai tikrai nebus lengva ir reikia būti viskam pasiruošus. Gargždų klubą ketvirtfinalyje įveikusio Klaipėdos Neptūno strategas Gediminas Petrauskas taip pat išskyrė emocinėme pakilime esančių varžovų talentą greitai pulti. Nemanau, kad dirbtinai kažkaip tą bangą numušinėti. Svarbiausia yra geras žaidimas tiek abiejose aikštelės pusėse, tiek mūsų ta emocija turi būti irgi atitinkama. Čia nepaslautis, tai tikrai jaučiasi gerai greitajam puolime, gerai žaidžia vienas prieš vieną, tas krepšinis to ir